Sveiki, šiandien mokysime surasti sudėtinių funkcijų išvestines. Tai tarkim, aš turiu funkciją nuo y, kuri yra lygi y ketvirtoju. Bet taipogi, y yra funkcija nuo x ir yra lygi, tarkim, sinus x. Tai jeigu aš vietoj y įsistatyčiau savo funkciją g nuo x, tai turėčiau f nuo g nuo x ir vietoj y įsistatyčiau sinus x ir gaučiau sinus x ketvirtoju. Ir tai ir būtų mano sudėtinė funkcija. Mes turime taisyklės, ieškant sudėtinių funkcijų išvestines. Tai sudėtinės funkcijos išvestinė būtų lygi f išvestinė nuo g nuo x ir kart g nuo x išvestinė. Tikrai labai nepatraukliai atrodanti formulė, daug skliaustelių ir taip toliau, bet nėra labai sudėtinga ją naudoti. Tai pamėginkime surasti šito pavyzdžio išvestinę. Tai f nuo g nuo x išvestinė būtų, jeigu mūsų f nuo y išvestinė yra 4y trečiuoju, tai mes vietoj y tiesiog įsistatom sinus x. Tai bus 4 sinus x trečiuoju. Ir mums dar reikia padauginti iš išvestinės nuo g nuo x. Tai bus mūsų sinuso x išvestinė. O tai bus kosinus x. Ir pamėginsiu jums duoti skirtingų pavyzdžių. Tai tarkim, mes turim funkciją f nuo x, kuri yra lygi 5x ketvirtoju plus 6x trečiuoju pakelta penktuoju. Tai šitos funkcijos išvestinė būtų penketas keliauja į priekį, o visa tai, kas yra skliausteliuose, tas ir lieka. Čia bus mūsų vidinė funkcija. 5x ketvirtoju plus 6x trečiuoju. Ir laipsnis sumažėja vienu vienetu, tai bus ketvirtuoju. Ir mums reikia padauginti iš vidinės funkcijos išvestines. O tai bus 5x ketvirtoju plus 6x trečiuoju išvestinė. Tai bus 20x trečiuoju plus 6 kart 3 bus 18x kvadratu. Gerai. Kitas pavyzdys. Turime funkciją f nuo x, kuri yra lygi 2 pakelta x kvadratu plus 6. Tai šitos funkcijos išvestinė būtų. Kas pamiršo, kaip skaičiuoti rodiklinės funkcijos išvestinę? Tai jeigu mes turime kažkokį skaičių pakeltą x-uoju, tai šito dalyko išvestinė būtų a x-uoju kart ln a. Ln yra natūralus logaritmas. Tai jeigu mūsų a yra 2, o x visas šitas reikalas, tai mes tiesiog perrašom 2 pakelta x kvadratu plus 6 kart ln 2 ir dar padauginam iš vidinės funkcijos išvestinės. Iš šitų skliaustelių išvestinės. Tai x kvadratu plus 6 išvestinė bus tiesiog 2x. Tai kart 2x. Važiuojam toliau. Turime funkciją logaritmas 3 pagrindu 3 5x kvadratu plus 8x. Kas pamiršo, kaip skaičiuoti logaritminių funkcijų išvestinės, tai jeigu mes turime logaritmą pagrindu ax, tai šito reikalo išvestinė bus 1 padalintas iš x kart ln a. Jeigu mūsų a yra 3, tai
šitos funkcijos išvestinė bus vienetas padalintas iš x yra visas šitas reikalas skliausteliuose, tai mes jį parašom 5x kvadratu plus 8x ir kart ln 3 ir dar padauginam iš vidinės funkcijos išvestinės, o tai bus visas šitas reikalas šitose skliausteliuose. Tai 5x kvadratu išvestinė bus 10x ir plus 8x išvestinė bus tiesiog 8. Važiuojam toliau. Paskutinis pavyzdys, kad užtikrintume funkciją f nuo x, kuri yra lygi sinus 5x trečiuoju plus 2x ketvirtuoju, o visą tai pakelta trečiuoju laipsniu. Tai vėlgi viskas, kas yra pas skliaustelį, jis yra mūsų vidinė funkcija. Tai mes skaičiuojam iš pradžio išorinės, tai bus 3, visą tai, kas skliausteliuose perrašom, sinus 5x trečiuoju plus 2x ketvirtuoju ir pakelti antruoju laipsniu, kadangi iš 3 atimam 1, bus 2. Ir mums reikia dar padauginti iš vidinių skliaustelių išvestinės. Kaip matote, vidiniai skliausteliai yra taipogi sudėtinė funkcija. Tai iš pradžio mes surandam sinuso išvestinę, tai bus kosinus, o visą tai, kas skliausteliuose vėl perrašom, 5x trečiuoju plus 2x ketvirtuoju. Ir dar man reikia padauginti iš vidinių skliaustelių išvestinės. Ir tai bus 15x kvadratu plus 8x trečiuoju. Čia turėjo būti išvestinė. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.